Čia mūsų reportažas puslapiai bushcraft.lt. Kartais į gamtą važiuodami, kadangi verdam košės įvairiausias ant laužo, pasiimam kažkokią tai kempinę, šiuo atveju iš vadinamą geležies vilną, stilvulą, kad galėtumėm išveisti puodus. Tačiau būtent šitą pačią kempinę galima panaudoti ir visai kitam dalykui, būtent ugnį išžiebti. Šiuo atveju galima panaudoti būtent gabaliuką stilvulo, vienkartinę servetėlę ir pasidaryti vadinamą popierinį degtuką. Mums reikia atskirti vieną sluoksnį popierinės servetėlės. Galbūt viso gabalo mums ir neprireiks, galima padalinti pusiau. Ir išpurenę stilvulą, kad jisai lengviau užsidegtų ir patektų daugiau oro. Į jį suvyniojame į popieriaus skiautę. Suvyniojame ir susukame galą. Štai toks popierinis degtukas gali būti uždegamas arba su fire steelu, o kartais, jeigu jo neturite ar neturite degtukų, bet šiais laikais dažniausiai visi nešiojasi mobiliuosius telefonus, galima įžiebti su telefono baterija. Telefono baterija turi keletą vadinamų polių. Du kraštiniai poliai yra pliusas ir minusas. Mums reikia iš geležies vilnos, iš stilvulo suformuoti tokius ragus, kad jie liestusi su baterijos kontaktais.